Lietuvoje, kaip ir visam pasaulyje, turbūt didžiausia GIS tendencija yra tai, kad GIS iš tikrųjų pagaliau tampa informacinė sistema. Nes jeigu prieš 10 metų GIS-as buvo tiesiog įrankis žemėlapiam piešt, kartografuot, dabar tai jau yra duomenų sisteminimo, duomenų analitikos įrankis ir tai tampa pagrindinė jo funkcija, o tie žemėlapiai jau yra tiesiog išvestinis produktas. Tai GIS pagaliau yra informacinė sistema. 96-97 metais tai nebuvo labai sudėtinga, turint elementarios logikos, pradėti dirbti su GIS-u. Tai dabar jau yra reikalų ir aišku įrankių gausa, kai tau leidžia iš tikrųjų padaryti visokias analizės ir susirasti duomenis, kurie ten yra, sakysim, tam tikrų atstumų nuo tam tikros vietos, pasidaryti jų pjūvius. Va šitie daiktai, kuriuos aš dažniausiai naudoju savo veikloje, tai yra, man atrodo, labai didelės galimybės turi ir tas dirbtinis intelektas, kuris galėtų, pavyzdžiui, padėti atskirti skirtingas urbanistinės tipologijas, matydamas ten GIS duomenis ir matydamas vietovės topografiją. Žinau, kad šitą sritim dirba mokslininkai, bandydami, kad atpažintų, kokio čia laikotarpio rajonas, kaip čia jame žmonės gyvena. Tai tada vėlgi atsirastų galimybės dar didesnę datą analizuoti, nes dabar dar daug dalykų darom ir vis tiek rankom turi taip padaryti pojūčių. Tai šitoj vietoje tos naujos technologijos, kurios ateina su dirbtiniu intelektu, man atrodo, jos turi labai didelę ateitį. Tai aš tikrai manau, kad yra didžiulis potencialas, neišnaudotas galimybės ir mes bandome daryti ir darom dabar vėlgi savo įmonėje didelį projektą, kur bandom susivesti visą Lietuvos prekybos sektorių didesniuose ten miesteliuose virš 5000 gyventojų ir žiūrėti, kurie miestelėje trūksta kokios veiklos. Ar tai pasidaryk pats prekių tipo, ar maistininko, ar pigaus prekeivio ir bandom žemėlapį degti šviesas, tada identifikuoti tinkamus sklypus. Tada ieškoti, kas tą sklypą gali nupirkti, kas nori nuomotis, būsimą pastatą panašiai. Viešos paslaugos, vieši internetiniai interaktyvūs visokie žemėlapiai, jų labai daugėja. Tikrai būna, pradedi ieškoti kažko ir surandi, kad jau yra. Jau yra kažkur patikta, parodyta ir jau galima naudotis. Paprastai nereikia pačiam tą netgi kurti, jau yra padaryta. Matau tendencijas labai teigiamas, ar ne, kad ta sklaida vis didėja, ar ne, ir vis labiau atsiranda pas didesnį ratą žmonių supratimas, kad be šito bus sudėtinga ir kad GIS-as labai padeda priimti sprendimus beveik be kurioje situacijoje, ar ne. Mūsų atveju mes renkam duomenis už Žemės ūkio ministerijos srityje, kur atsakinga Žemės ūkio ministerija ir matom, kad tas duomenų paskirstimas pagal teritorijas, kažkoks jų kategorizavimas, analizė ir net tai suvedimas su kitais duomenimis, kur kartais atrodo, kad ten sąlyčio nėra, tai jis labai padeda. Tai o bendruomenė plečiasi ir tai, ką matau šiandien konferencijai, labai patinka. Pagrindinis palinkėjimas būtų, kad kuo labiau plėsti tą savo veiklą ir integruoti jaunus žmonės, kad jie ugdytųsi kaip specialistai ir kad turėtume kuo daugiau ateityje šių specialistų.